Žyminis mokestis. Kaip sukurti žyminio mokesčio užduotį, apskaičiuoti žyminį mokestį ir jį sumokėti. Viename iš dokumento sąrašų atšaukti dokumentai arba juodraščiai pasirinkite jau pradėtą kurti dokumentą. Paspauskite jo nuorodą, atsiverskite dokumento pildymo langą ir jame pasirinkite skirtuką Žyminis mokestis. Šiame skirtuke matysite pildomo dokumento žyminio mokesčio užduočių sąrašą. Norėdami sukurti naują mokėjimo užduotį, paspauskite Nauja mokėjimo užduotis. Atsivėrusiame žyminio mokesčio užduoties kūrimo lange reikiamą sumokėti sumą galima įvesti klaviatūra. Taip pat galima pasinaudoti skaičiuokle ir sužinoti, kokį mokestį reikia mokėti už tam tikrą dokumentą. Norėdami apskaičiuoti žyminio mokesčio sumą, paspauskite Pridėti naują požymį. Pasirinkite požymį, dėl kurio teikite pagrindinį bylos dokumentą ir paspauskite Patvirtinti. Pasirinktas požymis atsidurs skaičiuoklės lange, kuriame dar gali tekti užpildyti ir daugiau skaičiuoklės langų. Pavyzdžiui, įrašyti ginčijamą sumą. Teikiant dokumentus elektroninę formą, taikoma 25% nuolaida bendrai žyminio mokesčio sumai, kuri apskaičiuojama pažymėjus, dokumentai bus pateikiami elektroniniu būdu. Paspaudus skaičiuoti mokestį, sistema suskaičiuos ir įrašys reikalingą mokėti sumą. Jei pridėsite dar vieną ar daugiau požymių ir paspausite skaičiuoti mokestį, suma bus perskaičiuota. Paspaudę X galėsite pašalinti vieną iš požymių ir vėl perskaičiuoti sumą. Jūs taip pat galite paprašyti iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir susipažinti su įstatymų punktais, pagal kuriuos galite būti atleistas nuo šio mokesčio. Beje, yra sudaryta galimybė paprašyti atidėti mokesčio mokėjimą ir susipažinti su atidėjimą reglamentuojančiais įstatymų punktais. Tinkamai užpildę visus reikiamus laukus, paspauskite Patvirtinti. Tada atsivers mokėjimo užduočių krepšelio langas, kuriame bus visos sukurtos mokėjimo užduotys. Tarp jų bus automatiškai pažymėta jūsų sukurta užduotis. Kiekviena sukurta užduotis turi savo ID kodą. Jį paspaudę galite patekti į mokėjimo užduoties taisymo langą ir kol užduotis dar nėra apmokėta, ją taisyti. Mokėjimo užduotį galima atlikti per elektroninį banką. 2 kartus paspaudę Apmokėti, būsite nukreipti į elektroninių valdžios vartų puslapį, kuriame rinksitės banką, per kurį atliksite mokėjimą. Paspaudę Deleguoti, užduotį sumokėti žyminį mokestį galite perduoti kitam asmeniui. Asmenį galite pasirinkti iš savo atstovų sąrašo, įtraukto į jūsų paskyros informaciją. Pasirinkus asmenį įrašius perdavimo priežastį ir paspaudus Patvirtinti, užduotis bus deleguota. Skirtuke Delegavimas matoma užduoties delegavimo istorija. Atšaukti delegavimą galima paspaudus Atšaukti delegavimą, įrašius priežastį ir paspaudus Patvirtinti. Mokėjimo užduotį taip pat galite panaikinti arba išspausdinti užduoties kvitą, su kuriuo galima sumokėti pavedimu artimiausiame banke. Pasirinkę punktą Mokėjimo užduotys, galite matyti visą sąrašą, kuriame pažymėję kelias užduotis galite visas vienu kartu apmokėti paspausdami Apmokėti. Tai padarius yra suformuojama bendra mokėjimo užduotis, kurią galite atlikti bankiniu pavedimu.